Šiandieną kalbėsime apie bažnyčią, apie Kristaus kūną. Okay? Nežinau, kaip vadinasi tas esminis pavadinimas, bet aš maždaug idėją turiu tokią. Atsiversime mes Filipiečiams. Filipiečiams yra laiškas, jeigu kam nors kyla abejonių. Tai nėra apreiškimas Filipiečiams arba nėra pranašystė Filipiečiams, yra laiškas. Ok? O yra tokių apreiškimų? Apreiškimas Filipiečiams? Apreiškimas Jonui yra, jo. Koks dar yra? Nėra. Yra tik... Jo, vienas. Nu, tik to. Ok, grįžtam atgal. Filipiečiams laiškas, 2 skyrius. Paskaitysime nuo 5 eilutės. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus, kuris esybė būdamas Dievas. Kas būdamas? Dabar mes paišykim paveikslą. Čia yra nuostabus paveikslas nupaišytas žodinis. Žiūrėkit, esybė būdamas Dievas. Dievas reiškia bosų bosas, valdžia jam ir taip toliau, ne? Jisai yra virš visko, jisai yra visos pagarbos ir visų privilegijų savininkas ir taip toliau. Ne? Bet žodžiu, suprantat, aukščiausias. Kur mes skaitėme? 6 eilutę. Esybė, būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžęs savo lygybę su Dievu. Ką jis darė? Nesilaikė pasiglemžęs. Jisai turėjo teisės, bet jisai nesilaikė, tai kaip tos privilegijos nesilaikė. Ir ką jisai padarė? Bet apiplėšė save ir esybė tapo tarnu ir panašus į žmonės. Ar jūs įsivaizduojate, koks tai yra žiaurus skirtumas tarp tarno ir panašaus į žmogų ir tarp Dievo? Ant kiek tai yra smarkiai nusižeminimas pareigose. Čia taip, kaip būtų firmos savininkas ir generalinis direktorius palyginus su valytoja, kuri tik tai dulkes valo ir žiūri, kad tik tai niekam viskam būtų tvarkoje, žinai. Suprantat, ant kiek didelis yra skirtumas. Ir čia mes čia tokį net netinkamą paveikslą nupaišėm. Skirtumas žymiai didesnis yra. Čia kaip, nežinau, pavadinti kokį prezidentą sulyginus su šiukšlyno valytoju, kokį savartino prižiūrėtoju. Ar ne? Labai smarkiai skiriasi. Kuris esybė būdamas Dievas nesilaikė pasiglemžęs savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė save ir esybė tapo tarnu ir panašus į žmonės. Ir išorė tapęs kaip žmogus, jis nusižemino tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Jisai ne tik nusižemino į žmonių lygį, bet dar ir leido, kad tie žmonės jį dar ir nužudytų, nukryžiuotų. Dar žemiau žmonių lygio. Tai yra žmonių skriaudžiamasis patapo. Ant tiek nusižemino. Nuo kokios eilutės mes pradėjome? 5. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Ok? Mes dažnai norime sakyti, bet ašgi žmogus, kodėl manęs negerbė? Ar ne? Dievas gali sakyti, bet ašgi Dievas. Bet aš patapau tarnu ir nematau tame problemos. Tada kaip aš turėčiau atsakyti? Bet ašgi žmogus, bet aš nekreipsiu dėmesio, kad manęs negerbė, aš būsiu tarnas. Nesilaikysiu pasiglemžęs savo žmogiškų teisių. Bet apiplėšė save ir esybė tapo tarnu ir panašus į žmonės ir išorė tapęs kaip žmogus, jis nusižemino tapdamas paklusnus
iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl Dievas jį labai išaukštino ir suteikė jam vardą aukščiau visų kitų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žemę. Ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šloviai išpažintų, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Principas toksai, jeigu nenusižeminai, tai Dievas tavęs ir neiškels. Bet mes kalbame dabar apie patį Jėzų, ne? Jisai, paveikslas buvo toksai, buvo Dievas ir jisai nusižemino dėl mūsų. Ir jo tėvas jį išaukštino. Efeziečiam 1 skyrius, 22 ir 23 eilutė. Sako, ir visą paklojo po jo kojomis, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kuri yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visame pripildo. Dabar mes einame prie įvadas buvo toksai, kaip Jėzus Kristus patapo galva bažnyčios, nusižemindamas, ar ne? Efeziečiam 1:22. Ir dabar Tėvas visą paklojo po jo kojomis, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios. O kas yra bažnyčia? Kūnas. Kas yra galva? Kristus. Kas yra bažnyčia? Kūnas. Kaip pas jūs santykiai yra tarp jūsų kūno ir galvos? Ar yra ten šiek tiek vienybės? Važiuok, Rosita kaso kaklą. Ar yra vienybės? Su galva susitarė ta ranka, kad kasyt kaklą? Susitarė? Aišku, susitarė, viskas perduoda į ranką. Teisingai. Suprantat, kame buvo esmė? Ranka buvo nusižeminusi iki tarno lygio. Ir galvai sako, okei, kur tau niešti? Ir galva sako, ne man niešti, kaklui niešti. O, ranka sako, kaklui niešti, aš eisiu padėti. Bet tai tiesa. Ir jūsų kūnas nusižemino, jūsų ranka nusižemino ir tai yra ypatinga vienybė. Ir žinot, ką aš galiu jums pasakyti? Jūs esate tikros vienybės pavyzdžiai. Kaip jūsų galva ir kūnas, kokia turi vienybę. Jūs esate nuostabus pavyzdžiai. Tu jokies dėl to, kad apie tavo rankas kalbam, bet iš tikrųjų visų taip pat, ar ne? Visų taip pat. Kartais ranka neklauso galvos. Pavyzdžiui, dabar Orestas glamžo sąsiuvinį, nors iš tikrųjų jisai savo iš galvos negavo tokio nurodymą. Nes tai yra nelogiška. Ir kartais maištauja. Teisingai? Taigi mes ir maišto galim pamatyti savo organizme. Teisingai? Ir mes galime pamatyti bažnyčią. Galim pamatyti, kad Jėzus, būdamas galva, oficialiai, deklaruota galva, jisai kalba per savo žodį, kalba bažnyčiai. Ir bažnyčia kartais daro savaip, o kartais daro link vienybės. Teisingai? Kartais mes darome savaip, o kartais link vienybės. Skaitom dar sykį Efeziečiam 1:22. Ir visą paklojo po jo kojomis, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kuri yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visame pripildo. Kodėl jisai yra galva ir kas nutinka kūnui? Galva pastatyta yra tam, kad pripildytų kūną tam tikrų mąstymų, tam tikrą orientaciją, tam tikrais veiksmais užpildytų kūną. Jeigu jūsų galva nupjauta, ką jūsų rankai reikia veikti tada? Jinai miršta.
nebeturi. Taigi, karaliaus nebeturi. Tada klausimas yra, ar ne galva yra ta, kuri pripildo ranką veiksmu? Ar ne? Pripildo ranką veiksmu. Ir šičia sako, 23 eilutė, kuri yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visame pripildo. Jėzus būtent pripildo savo bažnyčios narius veiksmais. Jėzus duoda, ką veikti bažnyčiai. Jėzus nukreipia bažnyčią link kur eiti, ką kalbėti, kaip patarnauti, ar patarnauti. Jėzus yra tas. Jėzus yra galva. Ir mes esame jo kūnas. Taigi pirmas punktas buvo Jėzus yra galva. Mes apie tai dabar pakalbėjom. Antras. Jėzus pasirinko savo kūną. Ta prasme, jisai pasirinko, koksai tas kūnas bus. Nes mes ką iš karto mes sakome? Nu jo, jisai tobula galva, bet aš esu netobulas, man neišeina, man nepavyks, aš esu šioks ir anoks ir toks. Teisingai? Nu, pavyzdžiui, dabar mano galbūt sakys, pakelk akmenį, o aš nepakeliu. Teisingai. Tavo galva sakys, pakelk akmenį, ranka nepakelia. Tada klausimas yra toksai, kodėl galva, nes šičia sako, kad jisai mes paskaitysime eilutę, kad jisai pasirinko. Dabar ne diskusija, gerai, mes paskui padiskutuosim. Ne, tvarkoj. Jisai pasirinko būtent tokią ranką, kuri pakels būtent tiek. Nes jisai žino, ką su ją nori padaryti. Nevirš jos pajėgumo. Mes nesenai kalbėjome apie tai, kad Jėzus atėjo ir išdalino visiems dovanas. Vieniem tokias, kitiem tokias. Prieš mėnesį kažkur pamokslė buvo. Vieniem tokias, kitiem tokias. Ir visiems davė talentus. Vienam davė 2 talentus, kitam 5 talentus, kitam 10 talentų. Kitaip sakant, jeigu tau davė 2 talentus, jis nereikalaus, kad tu 3 talentų pajėgume dirbtum. Supranti? Jis žino, kaip. Mes negalime, pavyzdžiui, lyginti Rosito su Jeruta. Negalim to daryti. Todėl, kad Jerutai davė tam tikrą talentą arba tam tikrą kiekį talentų, Rositai davė kitą talentų kiekį ir kitokius jos. Ir mes negalim sakyti, kodėl Jeruta tu nesi kaip Rosita, arba Rosita, kodėl nesi kaip Jeruta. Tu pasižiūrėk, ką jinai daro, kodėl tu negali taip daryti. Mes negalim taip sakyti, nes Dievas išdalino skirtingus talentus. Dėl to Biblijoje aiškiai kalba, jokio lyginimas. Jokio visiškai lyginimas, nes mes net neįsivaizduojam, ant kiek skirtingi talentai ir kaip Jėzus nori mus panaudoti skirtingom funkcijom. Ir pavyzdžiui, 2 rankos, galim sakyti, vienodos. Kodėl jos viena moka rašyti, o kita nemoka rašyti? Žinot kodėl? Nes vienai davė talentą rašyti, o kitai nedavė talentą rašyti. Viena jinai gali rašyti ir gali pakasyti priešingą petį, bet savo petyje sunkiai jinai kaso. Bet kitai davė talentą šitą petį pakasyti. Suprantat? Ir mes negalim lygintis. Mes negalim lygintis. Vieni gali nosį tai pakasyti, žinai, kiti negali. Vieną ranką matai daugiau siekia. Ir mes turime skirtingus talentus. Dėl to jokio lyginimas. Nu gerai, apie tai užteks. Ok. 1 Korintiečiams 1 skyrius. 1 Korintiečiams 1 skyrius. 25 eilutė. Mes galime ką sakyti, Dieve, ar tu esi kvailas, kad tu išsirinkai tokius kaip mes? Teisingai? Ir mes net norėtumėm tai sakyti, nes gal tai nuostabus pasiteisinimas nieko neveikti. 25 eilutė. Dievo kvailystė išmintingesnė už žmonės ir Dievo silpnybė stipresnė už žmonės. Jisai padarė kvailą dalyką, tai kas mums atrodo kvaila, bet tai yra kur kas išmintingiau negu mums atrodo.
Toliau. Juk jūs matote savo pašaukimą, broliai. Nedaug tarp jūsų kūno atžvilgių išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Nedaug? Iš jūsų kas nors yra kilmingų, išmintingų, galingų? Nėra. Man sakė, kad aš kilminga. Kad tu kas? Kilminga. Kilminga. Bet iš tikrųjų tik tavo pavardė. 27 eilutė. Bet Dievas išsirinko, ką jisai padarė? Pasakykim garsiai. Išsirinko. Jisai išsirinko. Jūs nesate netyčia čia. Jūs nesate netyčia jo kūno nariai. Nes jisai išsirinko. Ir man norisi pasakyti, Dieve, tu gal mane ir išsirinkai, bet tu galbūt nežinojai, kad aš toks žiopliukas. Teisingai? Va tada mes skaitom toliau. Dievas išsirinko, kas pasaulyje kvaila. O, ne, jisai žinojo, kad aš kvailas. Jisai žinojo, kad aš kvailas. Kad sugėdintų išminčius. Dievas išsirinko, kas pasaulyje silpna. O, ne, jisai ir tai žinojo. Kad aš esu nieko vertas, jisai žinojo. Kad aš esu silpnas. Kad negaliu pakelti to bažnytinio krūvio, jisai žinojo. Jo įstatymų vykdymo negaliu pakelti. Kas pasaulyje silpna, kad sugėdintų, kas galinga. Ir kas pasaulyje žemos kilmės. Ir jisai ir tai žinojo. Kas paniekinta, ir tai žinojo. Kas yra niekas, ir tai žinojo. Dievas išsirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažko, kad joks kūnas nesigirtų prieš Dievą. Ai, va, kodėl tu mane išsirinkai tokį? Kad aš neturėčiau kuom girtis. Štai kodėl tu mane išsirinkai tokį. Ir aišku, aš vis dar nesuprantu, kas iš manęs gali gautis. Dėl to gal reikėtų pasitikėti man juo, ne? Aš nežinau, kas iš manęs gali gautis. Ir niekas, ir silpnas, ir nekingas. Izaja 42 skyrių. Pratęsime tai, ką dabar ką tik skaitėm. Izaja 42, 18. Sąrašas tęsiasi. Dievas sako, kurtieji klausykite. O, jisai žinojo netgi ir tai, kad aš nemoku klausyti. Kad esu, kaip ir ausis turiu, bet negirdžiu. Kaip ir žiūriu jam į akis, bet nieko. Kaip tas ožis į baltus vartus, ne? Klausykite, ne, kurtieji klausykite, aklieji žiūrėkite ir matykite. Sąrašas tęsiasi, jisai viską žino. Jisai žino, ką jis pasirinko. Toliau. Kas toks aklas kaip mano tarnas ir kurčias kaip mano pasiuntinys, kurį siunčiu? Tai palauk. Jisai išsirinko ir jisai žino ir aklas, ir kurčias, ir vis vien siunčia. Kažkas tai mistika čia. Teisingai? Kažkame čia mistika. Bet žinai, ką aš supratau? Jokių pasiteisinimų, kad aš negaliu. Nes jisai būtent tokį negalintį ir išsirinko. Aš nežinau, ką jisai per mane nori padaryti per tokį kaip aš. Bet būtent va tokio jam reikėjo. Kas toks aklas kaip mano tarnas ir kurčias kaip mano pasiuntinys, kurį siunčiu? Kas toks aklas kaip ištikimasis, kaip viešpaties tarnas? Jis žiūri, bet nepastebi, jau ausis atviros, bet jis negirdi. Visą tai jam aišku. Ir visiems išsirinko. 16 eilutė. Aš vesiu akluosius jiems nežinomais keliais. Štai ką jisai nori su manim padaryti. Vesiu akluosius jiems nežinomais keliais, nepažįstamais takais. Pakeisiu jiems tamsą šviesa,
kreivus takus tiesiais. Aš tai įvykdysiu ir jų nepaliksiu. Jis turi planą. Jeigu aš esu protingas, išmintingas, kilmingas ir garbingas ir stiprus ir taip toliau, tokiu atveju, ar man atrodo, kad mano keliai kreivi? Ar man atrodo, kad aš kurčias ir aklas? Ne. Aš nepripažinsiu to. Dėl to jisai išsirinko tos, kurie pripažins, tam, kad galėtų vesti savo keliais. Dar vieną tokią trumpą eilutę, Luko 10. Luko 10, 21, ką sako? Luko 10, 21. Ta valandą Jėzus pradžiugo dvasia ir tarė. Ką jis darė? Jis džiaugiasi. Ane? Kuom jisai džiugavo? Aš lovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpate, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o pareiškiai mažutėliams. Niekam tikusiems. Ir dabar žiūrėkit, kas įdomiausia. Taip, tėve, nes tau taip patiko. Ar žinot, kad jūs jam patinkate? Būtent dėl to, kad jūs esate va tokie, žiopliukai. Jam išmintingi nepatinka, nes išmintingas lygu išdidus. Jam geriau turėti tuščią indą negu pilną žmogiškų išdidumų, nes tą tuščią įsipildyti gali savų dalykų. Taigi, mes įsiaiškinam, antras punktas, Jėzus pasirinko savo kūną. Ir jam tai patiko. Jisai pasirinko žiopliukus ir jam tai patiko. Ir kame esmė yra to, kad jisai, kodėl jisai va tokius žiopliukus pasirinko, Izaja 66.2 sako, to perskaitysiu. Izaja 66.2. Izaja 66.2. Mano ranka visą tai sukūrė ir taip visa atsirado, sako viešpats. Aš pažvelgsiu į žmogų, kuris yra vargšas, bei turi atgailaujančią dvasią ir dreba prieš mano žodį. Šitą eilutę mokėkite atmintinai, nes čia yra patys pagrindiniai jūsų gyvenimo dalykai. Pirmas dalykas – vargšas. Antras – vargšas ne pinigais. Vargšas savo viduje. Ok? Vargšas, atgailaujanti dvasia, kitaip sakant, nuolankus, ir pripažįsta, kad be Dievo jisai niekas. Ir trečias dalykas – dreba prieš mano žodį. Kitaip sakant, jisai suvokia, kad be Biblijos ir be Dievo išminties nieko nesigaus. Tuščia. Taip ir liksiu vargšas. 3 dalykai. Šičia jūsų kiekvienoj gyvenimo situacijoje šičia yra jūsų apibūdinimas. Taip kaip Jono 15:5 sako, nes be manęs jūs negalite nieko padaryti. Nieko negalite. Štai kokiu reikia Jėzui. Štai kokio kūno jam reikia. Tokio, kur be jo nieko negali padaryti. Kur be galvos ranka yra mirusi. Štai kodėl jam reikia tokios rankos. Kuri bus įdomu tik tai, ką galva sako. Štai kokios rankos jam reikia. Pavargo rusitą rašyti. Reikės man dažniau sakyti,
Užmokit atmintinai, tai esmė, jūs rašysit, bet jūs negirdėsit nieko kito. Taigi mes skaitėme Filipiečiams 2.5, būkime tokio nusistatymo, ar ne? Atsiverskim dar sykį Filipiečiams 2. Filipiečiams 2. Paskaitysime mes nuo 3 eilutės. Nedarykite nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save. Ir žiūrėkite, kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo kaip į Kristus Jėzus. Kitaip sakant, galva pasakė, okei, man tinka. Nes be jo aš niekas. Jei galva man nieko nesako, niekas aš esu. Gerai, čia buvo vis dar antras punktas. Jėzus pasirinko mus tokius. Ar supratote? Tokius. Būtent tokius. Trečias dalykas. Efeziečiams 3:10. Bet dabar per bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje visokeriopą Dievo išmintis. Per bažnyčią būtų žinoma daugybė dalykų. Jėzus turi tikslą. Jisai nėra šiaip galva, jisai ne šiaip sau jūs pasirinko. Jisai pasirinko su tikslu, kad per bažnyčią būtų žinoma visokeriopą. Visokeriopą tai, kas Dievas turi, visokeriopį dalykai. Ir išmintis, ir meilė, ir kantrybė, ir užuojauta, visokeriopį dalykai būtų žinomi. Taigi trečias dalykas, Jėzus per savo kūną turi tikslą. Per savo kūną. Jeigu jūs turėtumėte tik tai galvą, kiek daug galėtumėt nuveikti? Tik tai galvą. Nei rankų, nei kojų, taip toliau, taip toliau. Ir Jėzus Kristus pasirinko savo kūną konkretų, iš tokių dalių sudėtą ir jisai turi jam tikslą. Ir tikslas yra pasauliui parodyti, koks jisai yra per savo kūno veikimą. Šita bažnyčia, jinai nėra tai, kas užsidarė šitame kambaryje, sekmadienį susirinkę slapčia sektą, kuri šičia pūdina tik tai smegenis vienas kitam ir jeigu kas nors nori šičia iš gatvės ateiti, mes turime pirmai ištirti, ar jisai mums nepamaišys su savo filosofija. Mes turime būti toks uždaras dalykas, kuris tik tai savo sultyse verda ir nieks kitas negali prie to prisiliesti. Ne, Dievas ne tam išsirinko bažnyčią. Jėzus Kristus išsirinko savo kūną eiti. Iš šitų namų eiti. Čia yra namai, kuriuose pailsime. Sekmadieniais mes pailsime, bet paskui mes einame. Ten, kur Jėzus veda, mes kaip šiandieną kalbėjome dvasia, kaip jinai veda. Ne kaip įstatymas veda, einu atlikti darbų programos, bet kaip dvasia veda. Aš einu į darbą, aš žinau, kad tai yra mano atsakomybė ir aš žiūriu, kad galbūt dvasia veda mane darbe kalbėti. O galbūt tiesiog nutilėti, o galbūt patarnauti, o galbūt neįsižeisti mane veda. Nepasipiktinti. O galbūt nekreipdėmėsio į apkalbas. Mes nežinom, kaip šiandien mane ves. Bet ves pagal Dievo žodį. Ir aš esu tas, kuris yra 3 dalykai. Vargšas, atgailaujanti dvasia ir drebu prieš jo žodį. Ir jo žodis manyje apsigyvena ir mane veda dvasia, kaip reikia patarnauti ir apreikšti Jėzų Kristų. Tarp kitko, bažnyčia yra ta, kurie pareiškia, koks Jėzus yra. Kam jinai pareiškia savo? Ten. Už tų sienų ribų, ar ne?
Gerai, 4 dalykas. Kūno veikla. Efeziečiams 4. Efeziečiams 4:16. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairių raiščių. Pagal savo saiką veikiant kiekvienai daliai auga, kad ugdytų save meilėje. Jisai save ugdo meilėje ir paskui Filipiečiams 2:4, kur mes skaitėme, žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų naudos. Mes save ugdome meilėje, bet žiūrime ne savo naudos, bet einame toliau. Ir taip kaip Efeziečiams skaitėme Efeziečiam 3:10, einame į pasaulį parodyti, koks yra Jėzus Kristus. Ar jūs dar gyvi? Jūs dar gyvi. Kai kurie jau nustoja rašyti, reiškia, baigis batareika. Gerai, mes pasikartosim. Jėzus Kristus patapo galva, nusižemindamas. Ir jisai paskui pasirinko mūsų tokius. Ir jisai turi konkretų tikslą eiti į pasaulį ir tuo pačiu save ugdyti. Tai yra stiprinti kūną, stiprinti narius, mankštinti rankas, kad jos keltų didesnį svorį, ar ne? Ir kaip jos mankštinsis, jeigu ne taip, kad jos išėjo į lauką ir darė pratimus. Išėjo į pasaulį ir evangelizavo ir taip jos mankštinas ir stiprėjo. Kaip jūsų lūpas pradeda kalbėti aiškiau ir tiksliau, jeigu net ne per treniravimą tų lūpų, ne? Lūpas turi eiti ir skelbti evangeliją ir kuo toliau, tuo labiau jos bus ištreniravusios. Teisingai. Ir mes grįžtam šį čia namo, į bažnyčią, kaip kūnas, ir klausom iš galvos, ką jinai kalba, ir einam vėl į gatvę parodyti, kokia galva nuostabi. Einame parodyti pasauliui, koks Dievas yra nuostabus. Ir ką jisai nori pasauliui apreikšti? Jono 3:16, žinot, ką sako? Nes Dievas taip pamilo šį pasaulį, kad nepagailėjo ne savo viengimio sūnaus, bet paaukojo jį, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų. Štai kai jis nori apreikšti pasauliui. Jis nori apreikšti meilę tiems prarastiesiems. Kas nori apreikšti? Galva. Kaip nori apreikšti? Per kūną, per bažnyčią. Nori apreikšti pasauliui, kad Dievas juos myli. Kitas dalykas. Jono 4:34. Meilė, jisai galva nori apreikšti meilę Dievo planui. Paskaitom, kas ten yra. Jono Evangelija 4:34. Bet Jėzus tarė, mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siuntė ir baigti jo darbą. Ir mes einam į gatvę ir žmonės sako, kodėl tu man tai pasakoji? Kas tau iš to, ar užsidirbsi tau savo kelią į dangų? Ir mes sakom, ne, aš myliu Dievo planą. Ir Dievo planas yra tave išgelbėti. Wow, man kaip man tai patinka. Ir dėl to aš tai tau pasakoju. Aš myliu Dievą, kuris myli tave, ir myliu Dievo planą, kaip jisai nori tave mylėti. Jisai nori, kad aš ateičiau tau ir papasakočiau. Wow, man tai patinka. Aš myliu Dievo planą ir žmonės sako, aš nesuprantu, kodėl tu prieėjai prie manęs, kodėl tu su manim kalbi. Ir atsakymas yra, todėl, kad Dievas nori tau kai ką pasakyti. Wow, kaip man tai patinka. Toliau.
mes skaitėme Efeziečiam 3:10, kad per bažnyčią parodytų išmintį. Ir mes einam ir pavyzdžiui, praeitą sekmadienį buvo Olgos tėvai. Ir paskui sekančią dieną Olgos tėvas klausė, o tu neini mokintis pastorių ir ten, žinai, baigti, ten diplomą gauti ir ten kažką jis ten tokio kalbėjo. Aš sakau, žinai ką? Aš jau esu. Man nereikia diplomą. Aš einu į gatvę dabar. Man nereikia laukti 5 metų, kol aš eisiu į gatvę. Man nereikia laukti, kol kažkas tai įvardins ant popieriaus lapo, kad leidžiu eiti į gatvę ir skelbti Evangeliją. Dievas pasakė, bažnyčia, mano kūnas, eis ir darys tai, ką aš noriu daryti. Vau, kaip man tai patinka. Ir ką tu nori daryti? Nori apreikšti savo išmintį. Per ką? Per tos netikusius, niekam netikusius narius. Per mane, kuris ką baigęs. Aš nežinau net kiek klasių, tiesą sakant. Na, rimtai, nežinau. Nes aš kažkokioj klasėje išėjau iš mokyklos, nežinau, ten užskaitė, neužskaitė, nežinau vienu žodžiu. Nieko nebaigęs. Nieko nebaigęs. Ir ką aš dabar šičia jums sakau? Aš jums perteikiu Dievo širdį. Teisingai? Dievas sako, pasirinkau niekam netikusi, kad sugėdinti išmintinguosius, kaip sugėdinti su aukštesnio lygio išmintim. Ir Dievas nori apreikšti, kad tie paprasti žmonės, kurie turi savo galvą, Jėzų Kristų, jie yra žymiai išmintingesni. Ir štai, ką mes apreiškiam pasauliui. Kad Dievas yra, wow, koks išmintingas. Ir nereikia diplomų. Taip reikia, Biblijos institutas yra geras dalykas. Biblijos studijos yra geras dalykas. Viską, kas artina prie Dievo, yra geras dalykas ir tai augina brandą. Bet pavadinimas ant jūsų diplomo neaugina jūsų brandos. Aš žinau tų, kurie baigė Biblijos institutą, mano akivaizdoje baigė Biblijos institutą ir šiandieną nebenori skaityti Biblijos. Ir šiandieną jų galva nėra Jėzus Kristus. Pasakyk tu man, ką tas diplomas davė. Pagavote esmę, ne? Kolosiečiams 2:19. Paskaitom. Vau, tenai. Mes dabar esame 5 punkte, vadinasi, ką apreikšti pasauliui Jėzus nori. Kolosiečiams 2:19. Nesijungdamas su galva, iš kurios visas kūnas sąnariais ir raiščiais aprūpinamas bei jungiamas vienybėn, auga Dievo teikiamų ūgių. Vienybėn, sujungiamas vienybėn. Jėzus sujungia savo bažnyčią į ypatingą vienybę ir tai pasauliui yra stebuklas. Vienas tikslas, viena mintis, viena orientacija, vienodas nusižeminimas prieš žodį, drebėjimas prieš žodį, vienoda jėga, nes galva ta pati, vienybė. Kaip gera ir malonu, psalmė 133, kaip gera ir malonu, kaip broliai vienybėje gyvena. Tai yra kaip brangus aliejus, kuris varva, per bažnyčią varva. Vau, vienybė tai yra vau, kažkas nuostabaus ir pasauliui tai yra stebuklas ir Jėzus per bažnyčią nori tai apreikšti pasauliui. Ir Biblija sako, kad kaimynas yra artimesnis negu brolis, ar ne? O Kristaus kūno narys yra artimiausias. Dėl to, kad už vienybę tarp jų dviejų atsakingas pats Dievas. Ir jie yra artimiausi. Mes galime peštis, mes galim turėti trinti. Nepatikti kažkas tavyje, kažkas manėje. Bet mes vis vienas sėdėm ant tos pačios sofkės. Ir vis vieną ateinam į bažnyčią. Ir vis vieną einame link tos pačios galvos ir tikimės, kad tai sutvarkys Dievas. Teisingai? Argi tai ne vienybė?
Argi tai ne vienybė? Anekdotą kažkokį skaičiau apie vienybę. Žinau, kad apie vienybę buvo. Tenai buvo taip. Neatsimenu pabaigos, papasakočiau. Tenai buvo taip, kad jeigu vieną dieną pykstėsi, ryte pykstėsi, o vakarė susitaikai, o ant rytojus nieko atsimeniau, o ant rytojus nieko neatsimeni, žmonės tai vadina meilę. Bet žinokite, kad tai taip pat yra ir simptomai sklerozės. Tai yra simptomai sklerozės. Bet mes, Kristaus kūne, ką mes patirime, mes ryte susipykstam, vakare susitaikom, nes Dievo žodis mums apreiškia, kas buvo teisus. Nuolankumas buvo teisus. Ir ant rytojaus mes užmirštam, nes Dievas sako, aš irgi užmiršau. Ir tai nėra sklerozė. Tai yra Dievo dovana. Tai yra Dievo dovana ir tai yra tikra meilė. Tai jeigu skleroznikas, jis irgi Dievo dovana. Jeigu skleroznikas, taip, tol, kol tu nepradedi užmiršti labai svarbių dalykų. Gerai. Ką reiškia per pasaulį? Kolosiečiams 2:7. Įsišaknyję bei statydindamiesi jame ir įsitvirtinę tikėjime, kaip esame išmokyti, kupini dėkingumo. Dėkingumą mato. Kupini dėkingumo. Kristaus kūnas yra stebuklas. Kupinas dėkingumo. Mes praeitą sekmadienį kalbėjom apie džiaugsmą. Džiaugsmas, wow, dėkoju Dievui ir tai yra džiaugsmo šaltinis. Ir dar vienas dalykas toj pačioj eilutėje, įsitvirtinę tikėjime. Man sako, klausyk, čia ką tu čia, žinai, kam tau visa ta Biblija? Aš sakau, tu nežinai, prieš ką tu kovoji. Tu nežinai, su kuo tu kaunės. Tu nežinai, kad Dievas yra tikras. Ir jisai sako, koks Dievas, kur Dievas, tu pažiūrėk, kaip čia kenčia visi pasaulyje. Aš sakau, tu net neįsivaizduoji, ant kiek Dievas mato tikslą tame, prasmę tame, išeitį tame, aprūpinimą, kokį jisai turi. Ir jisai sako, ir tu vėl apie savo Dievą. Taip, dėl to, kad jis mano mylimasis. Dėl to, kad aš įsišaknyjęs tikėjime. Aš tikiu, kad jis yra nieko nepaneigsi. Ir dėkingumas toks didelis. Dėkingumas už jo planą, už jo meilę, už jo išmintį. Už tai, kad mane nevykėlį įsirinko į šitą kūną. Argi tai nedėkingumo šaltinis? Gerai, suprato šitą. Paskutinis, 6 dalykas. Jėzus Kristus turi sielą. Jisai yra asmenybė. Jisai turi charakterį. Ir jisai yra mano galva. Jisai yra Kristaus kūno galva. Ir ką jisai daro per tą kūną? Jisai per tą kūną verkia, jeigu žmonės eina į pragarą. Jisai per tą kūną meldžiasi už žmonės, kurie eina į pragarą. Jisai per tą kūną pasigaili jų, jisai per tą kūną neteisia, gerbia ir jisai investuoja, inicijuoja, jisai daro per tą kūną. Ir visą tai daro per tą kūną, kuriame mes esam pašaukti. Aš nesakau, kad čia mūsų bažnyčia išskirtinė, visos bažnyčios yra Kristaus kūno nariai. Ir jisai pasirinko būtent tokius narius, būtent niekam tikusius narius, dėl to, kad jie yra nuolankus, dėl to, kad jie dreba, jie atgailauja ir jie dreba prieš jo žodį. Ir jisai žino, kad per žodį, per pažinimą, per šventosios dvasios vedimą, jisai per tą kūną verks, jisai per tą kūną eis gelbėti sielų, jisai per tą kūną nežiūrės į save, nebus susikoncentravęs. Žinot, eilutė, mes esam Kristaus kūnas, o pavieniui nariai. Bet mes esam Kristaus kūnas. Jeigu mes esam tik tai pavieniui nariai, tai tada
labai smarkiai mes greitai galim pradėti koncentruotis tik į save. Bet Filipiečiams skaitėme, ne? Filipiečiams 2:5. Būkime tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus, o Filipiečiams 2:4. Nesusikoncentruokime į save. Nes Jėzus, jisai nesusikoncentravo į save. Kaip jūs galvojate, ar Jėzus būtų numiręs už jūsų nuodėmes, jeigu būtų susikoncentravęs į save? O ar jisai būtų nusižeminęs iš Dievo pozicijos į žmonių lygį, jeigu būtų susikoncentravęs į save? O šiandieną, kai jisai iš Dievo nusižemino iki žmonių, numirė už mūsų nuodėmes ir dabar viskas po jo kojų. Jeigu jisai būtų susikoncentravęs tik į save, ar jisai šiandieną pasirinktų mūsų žiopliukus? Sakytų, valdžia ir galia priklauso man, ane? Ir ištaškau jūs kaip vabals. Teisingai? Jeigu susikoncentravęs į save, jūs man maišot, visą pasaulį iš šono sukuriu naują, nepatinkamą. Bet jisai nesusikoncentravęs į save nuo pat pradžių iki pat galo. Ir mes nesusikoncentravę į save. Ir kai tik tai mes pradedam žiūrėti į save, iš karto pradedam matyti, kad esame žiopliukai. Teisingai? Niekam tikė ir taip toliau, taip toliau. Dėl to mes nevertinam savęs, bet mes leidžiam, kad Jėzus Kristus turėtų tą teisę. Pasirinkau, turiu tikslą, naudoju ir vedu. Ir aš sakau, wow, koks nuostabus gyvenimas, kokiam nuostabiam kūne esu. Ar jūs džiaugiatės? Nuostabiam kūne jūs esate. Nuostabią galvą turite, nerealią galvą turite. Ir nesvarbu, kokius jūs pasirinko, jisai specialiai jam tai patiko, nes man tai patiko, nes mano tėvui tai patiko. Wow, jūs man patinkate ir aš turiu nuostabią viziją jums. Amen? Amen.